Ne, čia mes neslėpia, tiesiog mes remiame Ukrainos kariuomenę, konkrečiai mes dirbam su tam tikrais dalinais, prie fronto vežam paramą iki Donecko, iki Mariupolio, tai taip toliau. Ir tiesiog tam darbui reikalingos lėšos, kaip visi supranta, ir mes tą aukcioną tik rengiam tam tikslui. Kas konkrečiai tiekiama tiems kariams? Iki tiesiog, rūbo, nuo batų, nuo tokių tiesiog aprangos iki, sakykime, tam tikros technikos. Čia mūsų studijos stalo kaip tik ir yra vieni iš tų pavyzdžių. Šiuo metu mes tiesiog ruošiamės žiemą, tiesiog mes žiemos karo aprangą dabar vežam šiom dienom. Tokiu, ką reikia, tiesiog žiemos karui. Kalbant apie situaciją Ukrainoje, kokį dabar etapą, jeigu būtų galima pavadinti, išgyvena Ukraina, kokios pagalbos jiems labiausiai reikia? Aš manau, vis tiek mes matom, kad sankcijos veikia tikrai ir kad tiesiog Rusija yra dusinama iš įvairių pusių, bet tuo pačiu Ukraina, aišku, situacija pakankamai sudėtinga, nenuspėjama ir tiesiog ta parama tiek kariuomenė, tiek bendrai Ukrainoje reikalinga. Čia mes matom vaistus iš Donecko, reiškia, kur mes važiuojam Donecko ruostą, tiems vadinamiesiems kiborgams teikiam paramą, taip toliau ir taip pat kitose vietose, ten prie fronto mes vežam dažniausiai tiesiai į frontą. Čia mūsų kadrai, ką mes jau matom.